Sveiki, visiems geros dienos. Šiandien darysim tokias keptas ir natūralias salotas. Tačiau užsidėsim kepduoną. Nu, tegul kepa. Eisim viską susipjaustyti, pasiruošti. Nu, duoną turim įsikepę. Dabar kepsim mūsų šampinionus. Ant didelės ugnies irgi truputį. Šampinionai mūsų jau iškepė. Imam lauk. Mums reikia, kad biškį atvėstų. Dabar čia pakepsim mūsų dešrelę. Truputį apsūdinsim. Na, dešrelės jau daugiau. Irgi. Nu ir dabar užkepsim mūsų pomidorų šerį. Nedaug. Čia mes dabar įsigalam 6 kiaušinius. Ir išsiplakam. Taip pat sudedam mūsų žalumynus ir papriką. Nu ir einam kepti. Nu va, dabar kepsim kiaušinienę mūsų, bet kepsim tokiais gabaliukais. Nu va, turim paruoštą mūsų gabalinę kiaušinienę ir eisim rinkti salotas. Nu va, ir dabar renkam mūsų keptus kiaušinius, kiaušinienės varžuojam. Turiu šampinionų. Čia turim šviežų svogūną. Smulkiai pjaustytą. Galime dėti biškį druskos. Ir alyvuogių aliejaus. Dabar uždedam mūsų keptą duoną. Čia va susiplakam kiaušinį su prieskoniais, kokiais norit. Supilam kiaušinį. Dedam bimbo duoną. Apverčiam ją. O taip. Apverčiam. Nu ką, serviruojam. Nu jau, mūsų šaltos salotos vasarinės paruoštos pietum. Nu jau visi prie stalo. Visiems skanaus ir iki sekančio.